Užgerus. Čia dažnai tai būna? Mes jau filmuojam čia? Tada ne. Ne tu kartais esi nusifilmavus tokiam rylse, vienam spicy. Blet, jau žinau apie tai, su garšva, ne? Jop. Aš šiuo metu esu priremta savo kolegos prie sienos ir aš dabar jam iš kelnių traukiu diržą, žinai. Tai tipo, kas O tai taip, buvo? aš norėjau absoliučiai žudytis paauglystėj. Vėjas pulkose, aplink pasaulis išprotėjo. O nahu tą bobą kišo tų podcastų, žinai, ta žirkė veidą, kur va čia visur kišo, žinai. Nu, labai priklausomybė didelė ir iš tikrųjų. Kartais reikia Beliauskaitę pažiūrėti. Oliai buvau, pasidariau čia karačia tuki čia už visus. Tiesiog spausdinti nevaidėm. Na, zabisidėši. Nu kaip? Kaip pasakysi? Jo, buvau užgerus. Čia dažnai tai būna? Mes jau filmuojam čia? Tada ne. Pažiūrėsim, gal ir nedėsim šitą kadrą. Dėk, viską dėk. Ne, šiaip aš dabar nebetūsinu tiek, kiek metų pradžioj, metų vidury. Čia tu darai pertraukas tipo nuo gėrimo? Ai, ne, nes specialiai kažkaip, bet... Ką žinau. Taip gaunas, kai pradedu gerti, negaliu sustabdyti. Ne, dirb pradėjau, žinai, labai daug ir daug darbų ir gaunas, kad kiekvieną dieną arba filmuoju, arba ruošiuosi filmavimui, arba dirbu, nes dar dirbu žmonių darbą, žinai. Tai negaliu sau leisti pakmielo turėti, o kai 2-5 dabar suėjo, tai pagiras didesnės, žinai. Kiekvienais metais vis sunkesnės pagiras ir Žinau, aš dar negaliu pripažinti, kad pagiras turiu. Ai, tu tas, kur nepripažįsti, ne? Jo. O tai jeigu tau pachmas ką... Aš sakau, kad aš blogai kažką suvalgiau, žinai, arba... Aš nieko nedarau, aš geriu toliau tiesiog. Tai... Man šitie jokingiausiai yra, kur sako, tipo, oi, ne, aš čia vien, žinok, ne dėl to, kad prigeriu, čia grinai, aš kažką pravalgęs būsiu. Blema, jeigu ten kokią vištieną valgai, tai, žinai, salmoneliozę kokią dar kažką, žinai. Nu, pasidomėjęs, jau matau. Tiesiog sąrašą turi, žinai, dėl ko pakmėlas. Jo, vos nemiriau nuo salmoneliozės 16. A, jo, girdėjau, kad kažką pasakė apie šitų dalykų. Jo, vos nemiriau. Jo, tiesiog suvalgiau vištieną ir gyveno pas mane viduj bakterija, kuri mane valgė. Vištienos karpačio? Ne, vištienos kepsnė apkepta su sūriu. Čia labai žiauriai įdomu, dabar žiūrovom turėtų būti. Jo, ir vos nenumiriau. Gyveno pas mane bakterija, kurio čia viduj pusę metų ir paskui po pusės metų tik rado, tai jau buvo pradėję valgyti nuo kepenis ir jau sepsis buvo įsmeri. Skanaus valgantiems. Nu, mes jau pavalgėm, tai kaip ir žudys. Tai jau tai pohui, bet jo žiūrovai. O jūsų žiūrovai... Disclaimerį reikia sėdėti. Nu. Gerai, o šiaip manai, kad tave reikia pristatyti, ar jau esi žvaigždė, kad tipo visų tave... Tu nejuokau, kad aš nežvaigždė. Kas nieks manęs nežino. Žinau, mane, žinai, kas tie 6000, kur sako mane Instagram'e. Nu, tėvas irgi nežino manęs beveik. O... Nu, pabėgo ar nebuvo? Yra, žinai, va tas... dabar prisišnekėsiu tikrai. Nes jis pradėjo žiūrėti mano kontentą, žinai. Bet toksai, kur... kaip tik šnekėjom su šilika, žinai, kad... atrodo nesąžininkai, žinai, tu sakai kažką ir bijai, kad pamatys, bet tu sakai tiesą, žinai, kaip buvo. Nu, tai čia iš esmės kaip ir nori gelt? Ai, ne, absoliučiai nenori gelt, žinai, toksai labiau kaip bairis yra, žinai, kad tėvas paliko. Bet, ką, žinai, taip, yra jisai, žinai, bet gal jam netiek rūpi, žinai, kiek norėtų skatyti. Man atrodo svarbu, žinai, pašnekėti apie šitą, jeigu taip rimtai sakant, žinai. Man atrodo svarbu, nes Lietuvoje žiūri daug kas gyvena be tėvų arba be tėvo, be mamo, žinai. Tai va, pas mane tėvai irgi, žinai, tokie, kur yra, bet nėra, žinai. Nu, tipo, nebuvo ilgai, aš su mačiute gyvenau. Tai čia žiauriau, žinai, yra, kai yra tėvai, bet ne, nu, tipo, pohui jam. O čia dėl to, kad, nu, tipo, sunku su tam gyventi, ar dėl ko? Blet, jeigu tu vaiką turėtum ir tau sunku su juo būtų gyventi, išvarytum tiesiog. Ne, nežinau, žinai, jie turėjo, manau, jie savo teoriją po šitų turėjo, žinai. Aš bandau, žinai, 2,5 metų terapiją, žinai, savo padarė, kur aš galvoju, kad jie irgi savo pirmą gyvenimą gyvena, žinai, ir jie, nu, darė kaip jiem atrodė geriausiai, žinai, arba kaip jiem patiem geriausiai ir gal net tiek atsižvelgia į kitus žmonės. Tai, žinai,
suprantu, bet nepateisinu, žinai. Tai, nu, gal svarbu, žinai, kalbėti apie tai, kad žinotų kiti žmonės, pavyzdžiui, jeigu aš paauglystėj būčiau mačius, kad kažkokia jauna panašiai kalba apie tai, gal man būtų geriau, žinai, kas yra. Arba ne, nežinau. Bet kad žinotų žmonės, žinai, kad galima išskapstytis bet kokių dalykų ir net jeigu esi vienas ir sėdi vienas ir neturi ten palaikymo iš šeimos ar kažko, žinai, kad vis tiek gali daryti dalykus, kurie patinka ir pildyti savo svajonę, žinai, ir pasiekti kažką gyvenime. Nesakau, kad aš labai pasiekus gyvenime, bet tiesiog, žinai, kad... Ne, bet darai kažką, žinai. Man patinka dabar, ką darai. O kaip tau kilo, pavyzdžiui, idėja daryti va tuos video, kur... kai tu kirpi, pavyzdžiui, žmonės? Čia buvo, kai aš tik atėjau į komediją. Blema geras, net nepraėjo 10 minučių, aš jau mane tėvai paliko. Jo, aš atėjau į komediją, užlipau į open mic'us. Ir tada mes darėm tokius workshopus, tipo, kur susirenkam visi komikai, nu ne visi komikai, bet tipo dalis komikų kažkokių ten jaunų. Dar tada Antanas, atsimenu, rinko mus ten visus, kad pasirašyt bairius. Ir aš atėjau pirmą workshopą dar neužlipus net į open mic'ą. Ir visi kalbėjo apie kokį kontentą, žinai, reikia jam daryti, žinai, kad čia šiek tiek populiarumą gauti kažkokį ar panašiai. Ir sako, Goda, tu barberė esi, sako, jeigu tu kažkada sugalvosi, sako, tu būtinai daryk, kaip kerpi kitiem plaukus, žinai. Ir aš buvau šitai jau pagalvojus anksčiau, bet žiūri, nenorėjau daryti šito, nes labai nenorėjau savo darbo ir komedijos kartu, žinai, sujungti jo. Nes čia tipo kaip ir hobis buvo, spėjau, ar nelabai? Nu, žinai, aš numačiau į priekį, kad gali būti, kaip ir atsitiko, kad atsirado labai daug žmonių, kurie nori pas mane atvaryti kirpti, žinai, dėl to nes pamato YouTube'ai. Ir nežinau, ar jūs susidarėte su tą problemą, kai savo šitus podcastus turit. Ne, visiems šiaip pochai, žinai, nieks neįrašo mums, ne. Nes pas mane labai vienu momentu buvo didelė banga tų naujų klientų, visi atėjo iš podcast'o ir tada, žinai, ateina su tokiais lūkesčiais, kad jie turi lūkestį, kad aš faina ir kad aš kad aš jas entertaininsiu, žinai. Jokinga pana, kerpa plaukus, žinai, mato, kaip aš šneku su pašnekovais, žinai, podcast'e. Ir jie, manau, kad tikisi to pačio, žinai, ir tada atrodo nesąžininga nei iš jų pusės, nei iš mano pusės, žinai, kurie ateina ir aš ten 6-7 klientą kerpu ir aš nei noriu gal kalbėti tuo metu, nei ten turiu nuotikas ir tiesiog čia mano darbas ir aš noriu tai atkirpti ir paleidžinai. Iš kitos pusės ir gerai išėjo visai, nes bičą taip susiradau. Okay. Tai čia tas, kur tik papasakai per podcastą, tipo, ne? Ar tas pats dar? Nu jo, tai per podcastą, jeigu pasakai, tas ir bus, mes vasarą čia susijom, tai irgi atėjo iš podcast'o. Bet kažkaip, bent jau jisai sako, kad atėjo be intencijos, žinai, aš nežinau, kaip iš tikrųjų yra. Stokina visą laiką, žinai, žiūrėjo visą turinį, paskui prisistebi. Jo. Bet kažkaip su jam, žinai, ir gavas, kad aš jį pakviečiau pasimatymą, neis mane, tai dėl to aš tikiu, kad atėjo be intencijos. Nu, tarkim, tai būnė. Jo, aš išsivežiau, bičą mačiau 3 kartą gyvenime ir pasiūlė jam varyti Klaipėdą. Jo, mes manos su Loreta klausėmės, kai kažkada kai mašiną važiavom, šiaip prikolinė istorija. Mes grinai kaip ir vėl tie patys irgi laukiam, kada čia bus kažkas tipo blogo, žinai. Okay, čia tiesiog istorija, cute tipo, žinai. Jo, labai faina buvo, iš tikrųjų, tai toks, žinai, aš galvojau, kad aš nerasiu, žinai, žmogaus, su kuria, gal su kuria galėčiau šnekėti, žinai, ilgai, jeigu paprastai pasakys. Nu, bet tai paprastai ir yra, kaip sakau, žinai, tiesiog aš norėjau žmogus, su kurio galėčiau šnekėtis ir su kurio releitinčiau ir su kurio galėtumėm kaip komanda būti, žinai. Ir man atrodo, kad sudėtinga yra rasti tokį žmogų. Ir kažkaip netyčia, žinai, gavosi, kad atsirado jisai pas mane kėdėj. Įkrito man į kėdę ir kažkaip... O tai, kad palaiko, sakai, tipo, tai tavo šitos padarytus irgi ten filmavimus, dar kažkas, stand-upus, tipo... Irgi tipo palaikymo yra panašiai? Labai palaiko. Netgi toksai, žinai, kur atrodo kai kurios komedijos, žinai, aš labai pratus viską pati daryti, žinai, labai savarankiškai, aš
13 metų dirbu, pas močiutę dirbu ten bendrabutį. Bendrabutį dirbu patalinę, skaičiau 13 metų, paskui tam pradėjau 15 restorane kažkiam dirbti padavėją. Ir 17 viena pati į Vilnių išvažiavau iš namų, išvažiavau, žinai, su 300 eurų. Ir aš labai pratus viską viena pati, žinai, daryti. Ir man labai sunku prašyti pagalbos. Ir čia nėra toksai tipo quirky dalykas, o aš taip pažiūrėjau savarankišką, man nereikia, žinai, nieko gyvenime, aš stipriai nepriklausoma. Santykiuose biški sukelia sunkumų, tai žinai, kai tu nesidalini ten jausmais savo ir neprašai pagalbos ir panašiai, tada kitas žmogus, žinai, gali jaustis toks nereikalingas. Tai tu iš tų, kur tipo aš pati, ne? Viską pati. Jo, bet aš dabar stengiu, žinai, šitą tvarkytis. Ir kažkaip po biškį ir kažkaip lengviau, žinai, daros. Iš tikrųjų pamatai, kad tu gali pasitikėti kažkokiu žmogum, kad jam duotum ten stiklainį atsukti, žinai, tau nebūtina visko pačiai, žinai, daryti. Na, aš puikiai atsisuku tą stiklainį, žinai, ir aš puikiai žinau, kaip juos atsukti, bet aš vis tiek duodu jam, žinai, kad, aš save taip, žinai, dresiruoju, kad... Jep, žinau. Maniškia tas pats. Neatsuki stiklainį? Atsuki visus stiklainius, kaip tik, ne? Vat yra šitą, žinai, nereikia vaidinti visur nepriklausomas stiprios moterų, žinai, ir kartais tikrai, jeigu pasiduodi tam į kitą žmogų, duodi, žinai, jam padėti tau, duodi jam savo jausmų, žinai, duodi... Tipo, šiaip savanaudiškas dalykas yra, kai tu neleidi žmogui, kuris tau rūpi, tipo, padėti, realiai. Tai labai toks savanaudiškas polinkis, realiai. Jo, žinai, tada priverti žmogų jaustis tokiu, kuris... Nereikalingų, jo. O nahui tu man, žinai, tada. Toksai, tipo, o kam tu man tada esi, žinai, jeigu aš su tavim būnu, bet aš nieko su tavim nesidalinu, žinai, nieko tau neduodu net stiklainio atsuk, nes aš tikrai nepriklausau moteris. Ir iš tikrųjų, kai pasiduodi tam jausmui ir iš tikrųjų atsipalaiduoji ir supranti, kad tu gali maža mergaitė būti, žinai. Ir nereikia to visą laiką būti stipriai ir nepriklausoma. Gali išeiti iš namų ir būti stipriai ir nepriklausoma ir daryti savo darbus ir namie vis tiek gali būti maža mergaitė, kurią pasirūpinti. Tai... Visiems kartais reikia pabūti maža mergaitė. Net ir vyram reikia pabūti maža mergaitė. Tai it goes both ways, žinai, čia turėtų būti abipusis toksai, kad ne tik moteris, bet ir vyras, žinai, turėtų kažkaip, gal turėtų atramą, žinai, nežinau, aš nesu santykiais, kad dabar man taip veikia šiuo metu, žinai. Na, aš dabar šiaip meilėje. Tai labai stipriai meilėje esu ir dėl to. Tai rožiniai akiniai visą kitą, ne? Jo. Dar nežinau, ar žinai nukris ją, bet dabar tai esu absoliučiai laiminga. Žiauriai skęstų meilį ir man vidui, žinai, virgelį ir visą laiką tai. Cute. Jo, pirmą kartą tokia, iš tikrųjų šitie metai mano, aš jaučiuosi žiauriai laiminga dabar. Aš jau pradėjau vertinti, žinai, labiau dalykus. O dar grįžtam prie to, žinai, kad dėl palaikymo ir antros pusės. Ne tu kartais esi nusifilmavus tokiam rylse, vienam spicy? Blet, jau žinau apie tai, su garšva, ne? Jop. Jo, čia buvo... Kas tai buvo? Aš žinau, kad nebėra. Blet, ištraukiu čia jo. Ta prasme, čia negalima kalbėti apie tai? Ne, absoliučiai galima. Okay. Sakavau, kad žinai mažai kas matė, bet iš tikrųjų... Aš pats nemačiau, bet Garšva pasakojo apie šitą dalyką, tai man įdomu, kaip iš tavo pusės. Jis per podcastą pasakojo šitą? Behind the scenes buvo. Okay. Jo, tai ten buvo, aš atsimenu, galerijoje buvau tada, čia buvo mano labai didelis tūsinimo laikas vasarą. Ir aš buvau galerijoje iki 11 dienos ir man parašė Garšva, kad ar noriu nusifilmuoti reklamai, tipo ten nieko nereikės per daug daryti, čia žodžiu papildų reklamą, žinai, ir aš tokia, žinai, buvau, kur reikia visur eiti, viską priimti ir nesvarbu ką. Okay. Ir jis man maždaug papasakojo, kaip viskas vyks, bet mano mintyse atrodė, absoliučiai kitaip, žinai. Na, jeigu tu galerijoje 11 ryto buvai, tai manau, kad kitaip mintis. Jo. Tai mes susitarėm vakare, kad aš atvarysiu, aš atvariau. Ir mes pradėjom filmuoti ir aš tada supratau, kad aš šiuo metu esu priremta savo kolegos prie sienos ir aš dabar jam iš kelnių traukiu diržą, žinai. Tada buvo toksai, bet man neužtenka niekada kiaušų pasakyti, kad gal nedarom, žinai. Nes man atrodo, tu moki operatoriui dabar, tiksi jam pinigai, žinai.
viską pasiruošėm, aš jau pasirašiau, nu, taip bus darom, žinai, tipo, kas man bus, žinai, nufilmavom, išėjo tas reelsas, jo, ir tada išsityčiojo stipriai iš manęs. Ačiū, šitas buvo dalykas, okei. Okay. Jo, nu, tu prasme, ne, komentarai buvo geri, žinai, viskas ten buvo tvarkoj, nepatyriau kažkokio viešo pažeminimo, nebuvo ten labai kažkoks, prasme, aš buvau pilnai apsirengus visą laiką ir nebuvo ten, žinai, kažkokio labai tenai spicy, bet paskui, žinai, ten į VTP nueinu filmuotis, tie ten žvengia iš mane, žinai, o tuo metu aš nežinau, ar tuo metu buvau VTP, ar tik paskui mane tenais, kad nuėjau. Okay. Tai kartai, žodžiu, net jeigu atrodo, kad neturi ką prarasti ir viską reikia imti, ne viską reikia imti ir gali paskui gauti kažką, ką gali prarasti dėl kažkokio video, žinai. Bet nebuvo jis labai blogas, bet tokią pamoką visai gavau, kad reikia biškiai atsargiau atsirinkti, kur eini, žinai, ir ar tikrai nori, žinai, daryti kažkokius dalykus. O tai išėmė dėl to, kad, ta prasme, juokas iš tavęs žmonės, tu norėjai? Oi, ne, ten viskas tvarkoja, sakau, komentarai, viskas gerai buvo, nepatyriau jokių stiprių patyčių, žinai, ten buvo tiesiog, kad mane pašiepė kolegos, žinai, gal labiau, bet nebuvo iš piktumo, bet žvengė tiesiog, kad aš nuvariau tokį dalyką. O ištrynę, nežinau, čia aš nebuvau informuota apie tai, apie ištrinimą, jo, jis buvo ištrintas ir aš tiesą sakant, nelabai žinau, kodėl ištrintas jis buvo, bet ten garšvos gal dalykai, nežinau. Jo, aš galvoju, kad apie šitą ir papasakosi, bet, nu, tegu ne. Nežinau, ar pasakočiau šitos dalykus. Nes, jo, nu ten, manau, kad ten jo asmenis reikalas tas ištrinimas, žinai, ir ne mano vieta, žinai, gal sakyt, kodėl, ir aš iki galo nežinau, nes girdėjau tik gandus, žinai, per kitus žmonės ir aš iš jo pačio tai negirdėjau jokio. Nu, ten iš esmės buvo dėl panosio, tipo, nes jinai ten labai išpavydėjo, kiek aš žinau. Tipo, tai... Nu, aš va tą patį girdėjau, bet, sakau, iš jo pačio tai aš negirdėjau paaiškinimo ir mes gal šiuo metu nebesam tokie... Nu, mes nebuvom artimi, nežinai. Tai kaip tai buvo ar nebuvo? Ne, niekada nebuvo, nieko, tikrai galiu viešai. Mes šitą galėsim nerodyti, tu galėtum ir... Ne, viešai galiu pasakyti, su Arūnu Garšva, aš niekada gyvenime nebuvo nei iš vienos pusės nieko. Vis čia matau reelsą šitą gerai galim. Nedėk, ble, šitą reelsą vėl, pamatys. Nu, žodžiu, ne, šiaip... Aš apskritai labai sunkiai gal pajaučiu jausmus kažkam, jei kažkam atrodo, žinai, kad čia pana komedija labai daug yra visą laiką aplinkui, tai lengvai prieinama turėčiau būti, bet nemanau, žinai, aš kažkaip labai sunkiai gal. Man ne tai, kad aš sunkiai prisileidžiu, aš gal prisileidžiu visus, jeigu man patiktų kas nors, žinai, bet man nelabai patinka niekas. Tu tas, kad moteris komedijai, man patinka, kad tu, aš tavo stand-upą nesu matęs, bet patinka, tarkim, kiek esu matęs tavo kontentą, pavyzdžiui, kad neini tuo keliu, kaip ten, kad ten pisasi, dar kažką, žinai, kad ten paimkim iš tų kitų komikų, ten, kad ir Vita Žyba, dar kažką, žinai. Tie visi tokie prikolai apie poštus bajerius ir panašiai, žinai. Tai tavo tas toksai biškelė kitoks kontentas atrodo. Tai tas... Iš kontento pusės toksai pas mane gal oficialesnis, sakykim, bet stand-upai tai visokių turiu gal... Šiaip apie seksą neturiu bajerių, bet... Ne todėl, kad aš nenoriu juokauti apie seksą, aš tiesiog nesugalvoju nieko juokingo tenai, žinai. Bet šiaip, tu prasme, daug kas naudojasi, žinai, to dalyko, tu kaip ir nesinaudoji to žemai kabančių vaisių, žinai, iš esmės. Jo, nu aš turiu bajerių apie santykius, pas mane labai daug bajerių yra. Impressionų kažkokių apie santykius tikrai didelę dalį labai sudaro. Pas mus su Vita panašus labai stilius, toksai panašus deliveris, mes dabar kartu važiuosim į turą su ją. Aš apšildysiu nuo gruodžio 28 pradedam ir tada 40 miestų. O dėm? Jo, tai bus labai didelis turas, mes kažkaip labai su juos svaiginom. O tai būsi tik tais dviesi, tu prasme? Ne, aš būsiu, jinai mane pasiėmė visus apšildymus ir tada jau antrą apšildantį komiką jau tiesiog renka, žinai, tam po 2, po 3 gauna apšildymus kiekvienas. Okay. Įdomiai. Tai, žodžiu, judėjai irgi ir toj karjeros pusė, ne? O grįžtant prie tų, tarkim, kirpimų ir panašiai, to tavo... Čia kuris skaitas pirmas darbas ar antras darbas dabar? Dabar jau sunku pasakyti, iš tikrųjų. Visą laiką buvo pirmas. Dabar jau šiek tiek stumėsi iš šono, žinai, su visais projektais kažkaip labai... Aš nujaučiau, kad rudenį bus stipru, bet nejaučiau, kad tiek, žinai, negalvau, kad tiek atsiras dalykų.
Bet dabar vat, kažkaip yra vat, šitas mėnuo yra labai labai stiprus, labai milžiniškas kiekis projektų visokių ir filmavimų ir pradėjome tą godą ir visi vyrai pas negyvą eterį kelti, žinai, tai ten jau su tom peržiūrom visai kitais įpareigojimai tada yra, žinai, dabar jau ten turi priimti kaip darbą, žinai, ir tarkim, tiek daug dalykų, ar nėra, tai prasme, kad tu perdegi, ar dar kažkas nieko panašaus tokio nebuvo? Anksčiau aš buvau labai linkusi perdegimą, esu perdegus gal, bet 3 tikrai kartus esu stipriai perdegus, bet... Čia, kurio laipsnio nudegimas buvo? Kurio laipsnio nudegimas? Stiprus pas mane būdavo labai, aš turėjau stiprių psichologinių problemų, galim taip pasakyti. Apie šitą irgi, manau, reikia. Aš labai noriu, žinai, auditoriją. Tai galėsim papasakyti apie šitą irgi. Tai va, o koks klausimas? Ar perdegu? Aš kaupinu, taip, anksčiau bent jau kaupindavau, žinai, su tuo, kad jeigu man liūna, aš labai daug dirbu, žinai, tada. Ir pas mane pagal tritvelą, kai užsirašinėja, jau gali matyti, jeigu aš iki 9 jau pasidarius dirbti 5 dienas per savaitę, tai reiškia, kad man jau labai blogai, žinai, yra jo. Tai dabar jau šiek tiek gal kitaip kaupint pradėjau, žinai, gal atsipalaidau labiau ir tą meilę, žinai, gal labai prideda, žinai, savo. Kai tada jau, kai atsiranda meilė, tu nebenori skirti laiko niekam kitam, tik tai meilė, žinai, tada tai pirmą prioritetą ir automatiškai ilsiesi, nes tu visą laiką tiesiog kadlinė, žinai, arba važiuoji kažkur, žinai, galvą vedini ir panašiai. Tai tas labai labai padėjo, manau. Tai iš esmės taip meilė kaip ir padėjo dėl psichologinių dalykų, ne? Prasme, padeda. Jo, žinai, ne visada sakyčiau padeda, bet mano atveju labai padėjo. Terapija pirmoje vietoje padėjo, aišku. Meilė padeda, jeigu ta meilė su geru žmogu, manau, yra, žinai. Gerai, tai jeigu čia jau užsiminė ir apie terapiją ir sakai, kad norėjai pakalbėti, tai aš užmačiau ten seną tavo postą kažkokią, kur ten rašai tokį dalyką, kad anksčiau kaip ir norėjai vos nepabūst ten, mirti ir panašiai, ir kažkas labai pasikeitė tave. Tai, tipo, kas tai taip, buvo? Aš norėjau absoliučiai žudytis paauglystėj. Jo, čia gimtadieninis mano postas buvo praeitų metų. Ten aš tuo metu ėjau į terapijos galą jau, ėjau į terapiją 2,5 metų. Ir tuo metu gal man per gimtadienį, žinai, būna kažkoks sentimentalumas labai stiprus, žinai. Ateina, kad aš pagalvoju apie buvusius metus, žinai, ten ką aš padariau ir panašiai, ir man tie metai absoliučiai buvo terapijos metai. Ir aš tokį dėkingumą labai pajaučiau terapijai, nes aš atėjau terapiją, kai man buvo 21 gal kokie, 22 gal. Atėjau dėl to, nes aš tiesiog neatsikėliau savaitę iš lovos, žinai. Aš ėmiau atostogas darbe, nes negalėjau atsikelti, žinai. Tai čia depresija tipo. Jo, ir man tokie, žinai, būdavo, ne pirmas kartas čia buvo, kai aš neatsikeliu. Jau buvo man paauglystėj toks labai ilgas tarpas, ten porą metų, kai aš tiesiog visą laiką miegodavau, žinai, aš eidavau į mokyklą. Nueidavau į mokyklą, grįždavau, einu miegoti, 10 val. Vakaro atsikeliu ir pavalgau kažką arba arbatos atsigeriu ir vėl einu miegoti iki 6:30, žinai. Tai aš visą savo paauglystę labai daug metų aš atsimenu kaip tiesiog miegojimą, žinai, gulėjimo lovoj. Bet iš esmės, čia depresija taip ir veikia. Jo, tai čia buvo, atsiprašau, dar taip norėjau pasakyti. Ne, tiesiog, kad taip ir veikia, sakau, kad neturi motivacijos nieko daryti, nors kaip ir energijos kaip ir turėtum turėti, bet tiesiog neina. Jo, absoliučiai. Tai, jo, aš visą laiką pramiegojau ir tada išsikrausčiau Vilnių, man kažkaip atrodė, kad aš jeigu išsikraustysiu, jeigu aš išeisiu iš namų, tada aš jau pasikeis viskas stebuklingai, žinai. Tipo, pabėgsi nuo problemų. Aha, o pasirodo, jeigu bėgi, nu, tipo, tu vis tiek su savim turi bėgti, žinai, tu vis tiek save kartu pasiimi ir savo smegenis, žinai, tai supratau, kad, okei, ir čia liūdna, ir tada gal darbą pakeisiu, žinai, gal kitaip bus, jeigu pasieksiu kažko darbe, žinai, gal kitaip bus, ir vis, žinai, kažkaip atitolindavau tą tašką, ir tada žiūrėjau, okei, ir čia liūdna yra, ir tada jau kai nebeatsikėliau iš lovos ir Vilniui, tada 20 kažkur nuėjau į terapiją ir atsimenu tiesiog, kad jau sakau, man pizda ir aš nežinau, tipo, aš nebežinau, ką man daryti daugiau, aš atrodo, aš žiauriai norėjau, kad būtų geriau, bet aš tiesiog nežinau, kaip padaryti, kad būtų geriau ir ką man daryti, žinai, atrodo, aš ten skaičiau belekiek visur, ten, kas čia gali būti ir panašiai. Bet čia tas keisčiausias dalykas, kai žmonės bando susitvarkyti psichologinės problemas ir kur atrodo lengviausias kelias, na, pas
terapeutą pas žmogų, kuris specializuojas to dalyku. Tiesiog, ne, aš geriau pakeisiu darbo vietą, gyvenamą vietą, ten draugus dar kažką. Absoliuti chuina yra, nu, tipo, jeigu tau lūžo nosis, tai tu nebandai ten parsytis namuose, žinai, ar lyginti jos kažkaip, ar tipo, vaisius kažkokius kišti, žinai, neaišku, kokius nosi ir tikėtis, kad bus geriau, ar ten užsidėti kopūsto lapą, nu, nepagerėja, žinai, tau greičiausiai, tipo, eisi pas gydytoją arba važiuosi priimamai, žinai. Tai taip ir turėtų būti šitos problemos suvokiamas. Tai jo, nu jau ir kažkaip šnekėjom, atrodo, ten, ką tas pokalbis, žinai, gali padėti, atrodo, nieks nesikeičia, bet paskui pradedi žiūrėti, žinai, kad blemba, jo, žinai, aš dabar vat, ir geriau jaučiuosi, ir tas, bet man vis ateidavo tokios liūdnumo bangos stiprios, žinai, ir nesuprasdavau kodėl, ir iš kur, ir aš vėl pradedu dirbti, žinai, vėl perdegu. Ir galiausiai aš atėjau į terapiją vieną dieną ir aš sakau, aš atėjau nusidažius ryžai plaukus. Tu nenatūraliai? Ne. Okay. Wow. Mano tokia kaip, nu jaučiu tavo natūrali panaši, tokia tiesiog lietuviška. Ne, mano tokia nutiko. Čia tavo natūralis po visi proto, barberiais, atsitapti. Bet sakau, nežiūrėk sabėjau, leisti. Jo, nes būna anomaliai, žinai, šaknis ataugusios, bet natūralus. Tai kaip tavo, žinai, panašus tokie natūralus. Ir aš atėjau ryžais plaukais, prisiauginus blakstienas, pasidarius antakius. Terapeutas sako, jau čia gerai, dabar biškai rimčiau eisime. Taip ir buvo? Panašiai, aš atėjau, žodžiu, šitaip ir aš iki terapijos savaitę gal laiko keldavau 7 ryto. Nueidavau mėgo 3 ryto, keldavau 7, varydavau bėgti 5 kilus, aš gyvenime nesu bėgus. Aš absoliučiai nelinkusi sportą, nesportuoju ir labai gaila, bet bėgu 5 kilus, tada nusipirkau kokteilinę kažkokią, dariausi žalius kokteilius. Tada eidavau į darbą, visą dieną atidirbu, net neatsimenu, kaip kirpdavau tos plaukus iš tikrųjų, nes labai greitai, ten per pusę valandos, žinai, apkirpi vieną žmogų, davai kitas ir daug energijos, žinai, vakare grįžti, dar energijos, nežinai kur dėt ir varai dar 5 kilus prabėgti. O kokias tu papildus tą varto? Jeigu... Nu, blemba, žinai, jausmas tikrai buvo kaip narkotikų užsimetus visą savaitę, žinai, ir tada vėl 3 nemiegot, 7 kelės ir vėl, žinai, atsikeliu tokiom akim, kur nežinai, kur dėta visą energiją. Ir aš viską norėjau keisti gyvenime, sugalvojau, kad atsidarysiu savo barbershopą, susiradau patalpas, susiradau, kaip veikia valstybės tos paramos, žinai, ir norėjau imti paramą jaunam verslui, žinai. Tada pamačiau, kad ten toli tos paraiškos, tai tada sugalvojau, kad imsiu paskolą. Nepasiėmiau, bet norėjau, planavau pasiimti ir tada vat nuėjau į terapiją. Ir aš galvoju, aš eisiu tada į terapiją, jisai pamatys, kad man žiauriai gerai yra ir, nu, tipo, sakys viskas, tipo, tu išgelbėta, tu valio, žinai, pasisekęs eksperimentas, visą garo, žinai. Ir aš atėjau ir nebuvo patenkintas terapeutas, tipo, ir nesidžiaugia mano sėkmė. Ir aš galvoju, what the fuck, aš einu pas tave, kodėl tu nesidžiaugi manim, kas tu yra. Ir aš supykau labai ant jo, kad jis nesidžiaugia, bet jis man nieko nesakė, tuo metu atsimenu. Ir atėjau kitą kartą, jau biški tokia mažesnė energija buvo, žinai, ne taip užsivedus tais barbershopais, žinai, gal čia nebereikia atsidaryti, bet vis dar, žinai, tokia hype labai ir vis dar bėgioju. Ir tada sako, Goda, čia, nu, nėra gerai, tipo, tau reikia pas psichiatrą nueit, nes čia labai panašu į maniją, žinai. Ir nuėjau tada... Ne, tada nejau pas psichiatrą, aš galvoju, kad jis debilas yra paprasčiausiai, jis nesupranta manęs kaip žmogaus. Visas skamba, lyg tu kalbėtumai su kokiu tėvuku, tipo, kur pasijutė nepatenkinta, kad jis tam nesididžiuoja, žinai, tipo, dar sako, lema, to reikia tvarkytis. Ne, man nereikia, tu manęs nesupranti, žinai. Jo, paauglė, žinai, tipo, aš galvoju, nesupranta mane. Ir tada užsirašiau jau pas psichiatrą ir tada, kai jau neišlipau iš lovos vieną dieną, atsikėliau ir tiesiog verkiu, žinai, atsikėlus ir tada jau nuėjau pas psichiatrą ir tiesiog verkiau ir sakau, aš nežinau, kas man yra. Tipo, tiesiog tada jau tu pasijauti kaip absoliučiai išprotėjęs žmogus. Kaip per filmus, žinai, tai parodo, va taip jaučiausi ir aš negalėjau patikėti, kad aš realiai psichė esu, žinai. Ir aš niekad gyvenime negalvoju, aš vis laikę, tipo, atrodo, normaliai galvodavau, savo mintis dėliodavau ir tu ateini ir tu supranti, kad nu, tuo labiau, jeigu, žinai, užaugai tokia aplinkoje, kurioje nebuvo normalu lankytis pas tokius specialistus, tai... Bet aš manau, čia, nu, daugumai mūsų amžiaus žmonių, nu, gal, nu, mūsų amžiaus, tipo, kur tiesiog taip užaugę tėvai ir jie, kaip pasakyti, tokį
tokį požiūrį ir parodo realiai, nes jų laikais nebuvo normalu ir tiesiog mano vaikai tokia irgi nebuvo žinai. Tai va, ir labai fainai pasitikėjom su psichiatru, kažkaip nuramino, žinai, sako, all good, bipolinis tiesiog ir viskas, kol čia pergim. Ne, tiesiog. Jo, tai va, ir tiesiog, tai nebuvo, nu, mano nebuvo labai sunkus atvejis, žinai, man buvo viena manija per visą gyvenimą, daugiau turėjau visą laiką depresijos epizodus. O vaikystėje nevalgydavai manijos? Ne, bet būtent manijos ir nekenčiau šokoladukų. Blet, atsimenu, brolio kuminas visą laiką atveždavo manijos to žalius su riešutais. Tiesiog, žiūrėjau, jos prikolas buvo, bet jau vėlas vakaras. Belia kaip, nunafai tie manijos. Fui. Tokie, žinai, kas šlikščiausia baltas, ten kažkoks šūdas yra viduje ir va tas yra šlikščiausias, kažkoks atrodo, kad snikeriai iš temų parsisintai. Bet atsimeni reklamas, man ta reklamas labai fainas būdavo. Su liūtu? Ne. Ne, su to joduku taip pat. Ai, bananai auga taip aukštai, čia šita reklama? Pasiek nedalį, jų lengvai bananų duok ir šoka toks jodukas papalme. Su dredais buvo toksai jamaikietis atrodo. Ai, gal tada ne tas. Aš tiek, gerai, šitą galėsim iškirpti, nereikia. Nekirp, žiūri, linksma pasakyk, linksma tau, nu, linksma. Nekirp nieko. Ginklą atsukis linksma tau, ne? Tau linksma yra, taip? Tai mes ten baigiam psichologinės problemos. Jo, tai tiesiog, aš manau, kad ir daug kalba gal dabar apie tai, bet nebus, manau, per daug kalbos apie tai ir manau, kad svarbu, žinai, kad dalytis žmonės ir kad jeigu kažkas sėdi dabar namuose 16-17 metų, whatever, ir žiauriai jums hujovai yra, tai bus geriau, išeisit iš tų tėvų namų, pasidarysit savo gyvenimą, pasidarysit savo kalėdas, kokiu jūs norit. Ir pasidarysit savo šventės, turėsit savo šeimą ir jau su savo šeima galėsit pasidaryti taip, kaip jūs norit. Ir bus tas pats. Ta prasme, bus gerai. Aš manau, kad svarbu, žinai, sakyti, svarbu kalbėti ir svarbu, kad matytų pavyzdžių, žinai, kad gali būti gerai. Ja, nu, aš, pavyzdžiui, savo darbę, kai dirbu, tai labai dažnai su klientais apie tai pakalbu. Nu, jeigu matau, kad reikia, nepradedu tiesiog pokalbio, kad aš tai blema terapiją vaikštų, žinai, bet... Pradeda tatuiruoti. Toks iš karto, žinai, ir išgąsdinti. Kaip tėvas paliko toje, ne? Kaip jauties? Ne, bet, ta prasme, šiaip stengiuosi irgi apie tai kalbėti, nes, nu, tokias pačias nuomonės kaip ir tu, manau, tipo, kad, nu, nėra ko slėpti, žinai, tipo, ir daug kas turi problemą, tiesiog bijo ir nenueina į kitų ten terapeutų ir panašiai. Jo, absoliučiai. Tai, nu, ta prasme, viskas yra išsprendžiama, nėra tokių dalykų, kur tu negalėtum išspręsti ir jeigu yra hujova, nueini, pasipydai ir, nu, ten vieniem ilgiau užtrunka, kitiem trumpiau, žinai. Man reikėjo 2,5 metų, kad galėčiau normaliai kaupti, žinai, ir aš dabar jaučiuosi tikrai labai laiminga. Ir vienintelis pasigilėjimas, kurį turiu, kad anksčiau nenuėjau, žinai. Tai manau, kad svarbu, žinai, tas yra labai kalbėti apie tai ir to labiau, kad nežinau, kokia jūsų auditorija, ar jaunimas ar ne, bet... Visokiai yra. Jo, tai manau svarbu. Pas mane klientai, žinai, yra, nu, tipo, aš su vyrais dirbu kiekvieną dieną ir daug vyrų matau kasdien. Tai labai daug iš jų, kurie kėdėjai, žinai, pradeda šnekėti apie tokius dalykus ir kurie negali niekur kitur, žinai, apie tai pakalbėti, žinai. Šiaip gal toksai, čia, žinai, intimesnis biški dalykas, kai tu dviesi su žmogum daugiau laiko praleidi. Jo, aš žiūrėjau, googlinau, ar yra kažkokie tyrimai atlikti, kodėl barberio kėdėjai žmonės linkę atsiverti yra. Tai pasirodo yra tyrimai, kad tu tiesiog dviesi esi, žinai, su žmogum ir dar labai daug duoda, kad tu jį lieti fiziškai, kad tu jo galvą lieti. Tai blema, šiaip tipo smegenys priima signalą, kad jeigu jau aš leidžiu žmogui į save liesti iš galvos, tai reiškia, kad, nu, tai aš galiu jo pasitikėti, žinai. Nes yra tai, kas tau liečia galvą, žinai. Jeigu aš tau pradėčiau, kad taip galvą liesti, nu, tipo... Aš užmigčiau, realiai, tai tiesiog tą... Nu, tau keista būtų, tavo panas šalia sėdi, sakyk, aš patraukčiau tavo ranką tiesiog, nes ir tu... Ai, jo, man šitą reikia. Jo. Bet įprat. Kodėl, kai aš liečiu, tai tu neužmėgi. O, kurva. Ne, per drugėlį vyžė. Jo, bet pilnai sutinku šito. Ir šiaip, pavyzdžiui, įdomu man, kad kiek aš laiko esu tatuiravęs, tai yra gal kokie 2-3 žmonės pas mane tipo apsiverkę, nu tiesiog tipo pravirkę, sakykime. Ir, nu, visi buvo vyrai, realiai. Nė vienos moteris nebuvo, kuri, žinai, tipo išspaustų ašarą. Jo, tai čia labai, manau, pliusas tau, žinai, kad gal tu
Nes aš, jeigu pravirkdyčiau vyrą, dabar ne tokia situacija, kad jis man pasakotų ir verktų, žinai, kur ne mano labai artimas, o tipo tiesiog ranu. Jeigu aš va taip pravirkdyčiau vyrą, aš priimčiau kaip laimėjimą absoliučiai. Nes, nu, aš tada tavim žiūri turi pasitikėti žmogus, tu turi būti žmogus, kuris atrodytum labai patikimus tokiam informacijom, žinai, tokiam emocijom. Aš kaip ir manęs netrikdo gal tas dalykas, bet toks, nebežinai, ką dar, tipo, kaip ir galėtum apkabinti, bet biškiau, kur, žinai, bet kažkaip jos sada, tai žinai, apkabinėti. Irgi nesąmonė kažkokia. Toks tiesiog, nu, aš suprantu, viskas gerai. Jis greičiau pradedi daryti. Puikus klausyk, greičiau išeiti man. O kalbant, tarkim, apie klientus, ar ne, taip, kokie, pavyzdžiui, klientai labiausiai užpisa, kur norėtum pat greičiau pabaigti datą ir kad nebegrįžtų? Aš dabar pasilikau tik su savo klientais dirbti, nebepriimu naujų. Tai va dėl tos priežasties, žinai, nes ateina iš podcastų ir aš jaučiu, kad turėsiu entertainint, tada mano klientai nebagauna vietos, tai tiesiog per daug jau buvo jau vienu momentu ir aš nusprendžiau tiesiog eiti su savo dirbt klientais ir turėti mažiau gal jų, bet kad man pačiai smagu būtų, žinai, ateiti darbo. O anksčiau, ką žinau, žinai, ne, gal... Pavyzdžiui, pas mūsų darbę, pavyzdžiui, labai, užpisa, pavyzdžiui, klientai, kurie... Blema, labai ilga istorija, bet dabar Klaipėdą gyvenu ilgą laiką. Sorry, sakai, pas mūsų nieks daugiau tik nesako, tik klaipėdiečių. Tai, ja, tai iš Klaipėdos. Oficialiai galiu taip sakyti. Okay. Jo, tai, nu, kur pavyzdžiui, jau sutaręs eskizą, dizainą ir panašiai, ir tada, ten, tarkim, susiskambina su ten draugais arba žmonom arba dar kažko. Ir, tipo, blema, ne, darom visiškai kitaip, žinai, tipo, nu, pavyzdžiui, toksai variantas, žinai. Tai tokie, pavyzdžiui, dalykai labai erzina. Arba ten tos, pavyzdžiui... Jeigu ateina su žmonom ir jos pradeda man sakyti, bet tai buvo gal kokius 2 kartus per visą darbo karjerą, tai nelabai ir atsimenu tokį, bet atsimenu, kad yra buvo, kad nu antra pusė sėdi, žinai, labai arti ir žiūri, kaip aš darau. Nervuoja, mane šiaip labai nervuoja, jeigu kažkas žiūri, kaip aš darau kažką. Pavyzdžiui, jeigu aš valgyti darau, aš neleidžiu niekam žiūrėti arba aš nedarysiu valgyti. Nu, nes nežiūrėk, kaip aš darau. tai jo, tas... Mane gal, žinai, mane gal neužknisa ir... Nėra, kad aš apskritai nemėgčiau, bet gal aš labiau vengiu vaikus kirpti, žinai. Bet elementariai čia visi barberiai, taip pat didžioji dalis barberių šiaip nemėgsta. Elementariai yra fiziškai sunku vaiką kirpti, nes jų galvos labai yra mažos ir ta mašinėlė pusę galvos užima, jie muistosi ir labai keistai galvos sukinėja vaikai. Nu tai jiems sakai, tipo, gal gali palenkti į apačią ir jie nesupranta, kaip kaklas sukti, jie tipo visi lenkiasi į apačią nuo jos mens, tipo. Ok, įdomus dalykas. Tai man labai, nu, užknisa iš tikrųjų visiškai kirpti vaikus. Sudėtinga ir plaukas yra visiškai kitoks, tai turiu 2 vaikus savo klientus ir labai fainiai. Yra vienas, tai šis žiauriai krūtas vaikas yra, tai jam dabar 14, man atrodo, su jie porą metų kerpasi, boksą lanko, žiauriai kietas vaikas, kiečias vaikas, kokį pažįstu. Pasikviesim podcastą paskui. Nu, paskui tu kerpas. O tu žinosi Klaipėdoj, kad žmonės ar nelabai? Kam? Aš neišgirdau klausimą. Aš neklausiu nieko. Pasigirdau, kad klausai, ar... Kai, nesvarbu. Ne, sakai, ką klausai. Ne, pasigirdau, kad klausai, kur kerpuosi. Ai, ne, bet jeigu nori pasakyti. Ne. Tai neišgirdau, ką tu klausai. Ne, aš nieko neklausiu, aš sakiau... Nebeprisimenu. Ai, sakiau, pas ką tu kerpas vaikas. Tai dėl to ir išgirdau, pas ką tu kerpies, ne? Labai panašiai skamba čia, jo. Geras, ok. Klaipėdoje labai geras yra Trevoras. Tai va, mano barberis. Linkėjimai. Linkėjimai, Trevorai. Buvau Trevoro vienoje paskaitoje ir man ten buvo... Aš valandą laiko ją klausiausi, man ten buvo geriau negu terapija, žinai, visai. Aš nežinau, ką žmogus savy turi, bet jisai kažką labai turi, jisai kažkokią energiją. Nežinau, man toks iš savęs jisai kažkoks jisai tieks. Aš net nemoku, žinok, paaiškinti jo energiją, visa jo aura ir kaip jisai šneka ir kaip jisai dalinasi istorijom. Man buvo žiauriai faina jo klausytis, aš norėjau jo klausytis visą dieną tiesiog.
visiškai nerealus barbekas. Mes esam su daug irgi pabazaninę apie dalykus, tai jo, aš pritariu tikrai labai toks unikumas, sakyčiau. Jo, absoliučiai. Ir kaip jisai atrodo, absoliučiai net neatrodo, kad jis taip šnekė, žinai, iš išvaizdos. Žodžiu, baisiai tatuiruotas bičas, visas nuo čia iki kojų pirštų galiukų tatuiruotas, bet žiauriai šiltas žmogus. Bet taip dažniausiai būna visam, pavyzdžiui, Morozas, jeigu atrodo, kad baisiai Morozas, ten skusta galva, tarkim. Maloniausi žmonės. Jo, iš esmės taip yra. Jo. Bet šiaip dar įdomu, kad mes labai apie, čia grįšiu vėl prie tų depresijų, psichologinių dalykų. Labai įdomu, kad dar vienas žmogus iš komikų pasaulio, žinai, ir vėl mes apie tos depresyvus dalykus, žinai, bazarime. Aš įeinu į tą statistiką. Bet realiai aš manau, kad aš spėju, kad visi beveik tokie patys. Ta prasme, kur turi save kažkokių liūdnų dalykų ar ten psichologinių problemų ir taip su savo juoku ten kažkaip bando tai gal užslėpti ar panašiai. Jo, kaupina, žinai, žmonės savaip kaupina visi su problemom. Ir jo, manau, kad kas iš komikų kaupina su humoru, su problemom. Nes mes su Zimantu darėme irgi podcastą. Taip. Tai toks, kur vieną momentą, žinai, sėdėjom ir tai gal kokį prikolą įmetam, žinai, nes taip net nejauku pasidarė, žinai. Bet nėra nejauku, nežinau, man faina, žinai, kai man kaip tik jaukus va šitas, pavyzdžiui, kad mes išsėdėm ir grįžėm, man jauku yra, žinai. Čia tiesiog, žinai, toks pasistebėjimas, žinai, kad dažnas dalykas. Jo, Zimantas fainas ir linkėjimai Zimantui. Ką mes nekam? Ai, kad visi traumuoti komedijai. Jo, yra šitas stereotipas, yra jo, statistika, man atrodo, yra tokia, kad dauguma yra, žinai. Taip, nes, žiūrėk, arba dauguma ten kokį tėvą praradė, arba be tėvo buvo, ten, tarkim, šiaip įdomu statistika, kiek iš tikrųjų be tėvo, žinai, Lietuvoje auga žmonių, man atrodo, žiauriai daug yra. Belė kiek. Jeigu 5% porų išsiskiria, tai realiai, jie dažniausiai lieka su mama gyventi. Jep. Ir iš tų 5%, kurie lieka su mama gyventi, ar kiek tam procentų, gerai, lieka su mama gyventi didelė dalis. Ir iš tų dar daug yra tokių, kur tėvai tiesiog išeina, žinai, ir nebegrįžta. Nes parduotuvė toli, kur cigarečių išėjo daryti. Nu jo, yra šitas dalykas taip. Aš sakyčiau, daugiau reikėtų parduotuvių Lietuvoje. Reikėtų arčiau statyti parduotuvės šalia daugiabučių, nes išeina ir neberanda kelio atgal, man atrodo. Taip, visiškai pritariu. Jo, bet su močiute nėra irgi blogai gyventi. Fainiai su močiute, šiaip kitaip užaugyti, dažnai, kurie visi ten klausosi repą arba ten kažkokių gabalų, žinai, jaunystės, aš, pavyzdžiui, Valinskienės dainas visą žinau. Močiutės mėgstas dainininkė ir mano. Dabar žiauriai gerą dainą išleidus Žingsniai keli. Nauja daina Valinskienė. Bengeris. Žingsniai keli ir tu jau netoli, aš ne. Kračiu, bet čia reikia, žinok, klausytis su bumčiukai. Čia reikia su viskuo klausytis. Ne, tai tu padainuok, mes paleisim kaip kokią reklamą, žinai. Medus iš mūsų lūpų lieja saulė delnuose, vėjas pulkose, aplink pasaulis išprotėjo. Ir visi kartu. Gerai, ten klipas, kur jinai visą laiką jachtoj ir kažkokiuose kopose ir įdėti 3-2 sekundžių tarpų, kur jinai klube, karočius. Makiažų visur ir kažkie vaikai aplinkui sukasi. Žiauriai keistas klipas šiaip yra. Kalbant apie vaikus, tai vienišų auga 25% Lietuvoje. Vienišų vaikų, abiejų tėvų ar be vieno tėvo? Ne, vienišo, kad vienišų. Šiaip įdomiai skamba vienišas vaikas. Tėvų, aha. Tai reiškia arba mama, arba tėtis yra 25% 25%. Lietuvos visų namų auga be tėvų. Kur jūsų akis žiūri? Žinai, kur... Tai iš esmės dabar greičiausiai bus daugiau. Bus greičiausiai, jo. 20 metų visi dar prieš karantiną visą statistiką. Gal dabar biškai pasikeitė? Per karantiną žiauriai daug prisidarė vaikų žmonės. Ir žiauriai daug išskyrė jau. Tai turėtų dar paprastėti tada statistika, ne? Pagal dėl. Ką daryti? Paprastėti, pablogėti. Ai, jo. Paprastėti, gal tipo paprašiau dabar viską. Kas tau paprašiau? Žinai, kur... Kas tau negerai? Kas tau yra, ne? Normaliai bendrauja. Normalus, ne? Jo, 25, čia dahuja yra 25%. Ir dar kiek, pavyzdžiui, nėra statistikoje. Kiek, tarkim, aš gyvenau su močiute, bet pagal
pagal viską, tipo, aš gyvenau su tėvais, žinai. Nu, tipo, oficialiai, pagal, oficialiai, jo. Na, ir aš norėčiau gal per trukelę biškį padaryti. O, jo, varom parūkyti. Galim parūkyti su šito? Jo, aš tikrai su... Tai aš cigaretės rūkiu. Tokia prisimenu. Ai, čia ne tavo šopas, ne, akis. Mano signalkė, blėdė, atvažiuoja gaisrinė, policija viskas važiuoja. Bet už tai įdomiai būtų. Žinai, aikusas, bestizas, tai... Jo, nepasiėmiau aikuso lasdelę, šiam palikau namie, žiūri nervus, visą dieną nerūkiau. Čia pas mus viena studija anksčiau, kur dirbau, tai buvo toks prikolas, kur tiesiog irgi bičiukas paklausė, sako, gal galima nueit parūkyti, žinai. Sakau, jo, nu tai gali, tai parūkyti viskas tvarkoja, žinai. Ir jam pasigirdo, kad gali čia rūkyti, žinai. Ir ten mano kolega išsitraukė kasiuką įsidėjo, žinai, ir išeidinėjo. Jis tik išsitraukė cigarą, taip pat studijoje, tiesiog, taip pat prisidėk, ką tu čia darai? Tai sakai, kad galima parūkyti, sakau, ble, ne, eik. Žmonė, aš apakus esu nuo žmonių, taip, jie išgirsta vieną žodį, žinai, ir... Bet kaip tu, blėt, pats nepagalvoji, kad gal nezaibys yra viduje cigaretę rūkyti, pavyzdžiui. Na, matė bičiukas Aikosą, žinai, įsitraukė, jau įsidėjo, galvoju, nu, blėt, jeigu Aikosą gal ir cigaliuką galima, žinai. Nu, tai. Toj karočią cigaretės pradės daryti savo aparadus ir prašyti lygiai teisų. Taip ir bus, manau. Kokia keista nuotaika mano šiandien pizdavom. Bet čia, kad pavargus jau čia atvariau šūdus bazarį. Žiauriai gražiai atrodo tatuiruotė šiandien. Dabar jo. Labai gražiai. Gražiausia, kas matė. Žymiai gražiau negu kad atidengi, pavyzdžiui. Daug kas man taip sako, žinai. Turi pakelt dabar? Gerai, papasakok apie mūsų tatuiruotės modelį. Taip, čia yra šo be uodegos. Kaip jis pas tave atsirado ir istorija bent jau gal kažkokia yra? Aš norėjau šuns labai ir žiūrėjau šuniukų nuotraukas. Ir tada ieškojau šuns, kad bute galėtų būti ir kad jeigu keičiau gyvenamą vietą, kad nebūtų daug streso, kad pasižymėtų tuom, žinai. Okay. Ir suradau, kad yra Bostono terjerai. Žiūri mėly, su mažu snukiu ir be uodegos beveik. Ir galvoju, tipo, kad aš nukirpau tą uodegą. Jis turi ją, bet jis tokia didžia. Mes diskutavom apie šitą dalyką, nes Loreta sakė, kad prancūzų buldogai turi uodegą. Tipo, kad jie kerpa. Sakau, blema, negali būti. Ne, tai čia Bostono terjerai. Jo, ne kerpa. Jie tiesiog mažytė labai uodega ir nevizgina jos. Nu, nes nelabai turi ką vizginti. Tai sugalvau, kad įsitatuiruosiu tiesiog jo veidą. Nes čia yra geriau negu tatuiruotis bet kieno kito veido. Nes, tarkim, jeigu bičio veidas tatuiruosi, debilė bus visiškai, o šuo yra miela. Ir šuo, žinai, ir vaiko, pavyzdžiui, veido irgi nesitatuiruočiau, nes, pavyzdžiui, šuo niekada tau nesąmonę nepadarys. Neužaugs narkomanas, nesakys, kad ištrauk mane iš kalėjimo, nesakys perves 10 eurų, nes atjungia internetą, žinai. Šuo vis laik tave mylės ir besąlygiškai. O aš jį, čia yra arčiausiai vaiko, kad aš esu buvus. Man labai patinka įsitė šuo. Šiaip visiškas demonas, jisai gali išeiti su bet kuo gatvėje. Aš jį čia atvešiau, jisai jį pasimtum, išsivežtum namo, jis net nesuprastų, kad prarado kažką. Jam absoliučiai pocha ant manęs yra. Bet aš tatuiruojas dabar yra veidą. Jis mane iškeistų į kulšį. Jo. Bet iš esmės nesitatuiruotum vaiko veidą, nes, tipo, tam, ta prasme, reikėtų ten iš kalėjimo ištraukti dar kažką. Nu, bet šuns veidą, tipo, kur visiškai pohui tu esi. Ne, vaikas, aš anksčiau labai nenorėjau vaikų, visą laiką sakiau, kad niekada neturėsiu. Bet dabar, kai vat, su dabartiniu žmogumi esu, tai nusibičiu dabar tuo, kur esu. Tai kažkaip pasikeitė, žinai, atrodo, kad blemba, aš matau gal visai, kaip mes vaiką auginam, žinai. Blemba, jo, šiaip realiai dėl vaikų, tai tas ir yra, kol neatrandi tas žmogus, tol kaip ir nemastai, žinai, apie tai. Nu jo, aš jame matau tokį labai tėvą, žinai, ir atrodo, kad labai geras bus tėvas. Tai, aš tokia dabar šneku, žinai, kaip įsimylėjus tiesiog 15 metę, žinai, bet aš negaliu užsičiaupti apie jį, nes meilėje gyvenu dabar. Gerai, bet labai neįdomu šitą. Jo, tikiu, kad nėra įdomu, bet aš neužsičiaupsiu, žinai, manau dar ilgai apie šitą. Ir man norisi rodyti jį visiems ir kalbėti apie jį ir sakyti, kad jis yra
O tu jį rodai šiaip ar nerodai? Aš net nelabai stalkinau tavo. Ai, ne, Instagram'e kažkaip nelabai, nu, tipo, aš labiau gal laukiu jo, žinai, kad jisai sakytų, kad, tarkim, ten galim įsikelt, žinai. Nu, tipo, aš nenoriu, kad jisai taptų mano, nu, kad nebūčiau kaip ta Instagram'e, žinai, kur rodo savo vyrą, vaikus ir, tipo, iš to gyvena, žinai. Instagramas mano dalykas, tai, tipo, nesinori labai jo gal rodyt Instagramui visam ir kad ten iš to gyvent. Bet įsikėliau dabar Reelsą naujo, tai ten vat yra jisai. Įsikėliau Reelsą, kur... Matai, kur apie meilę ten yra žodžiai. Tai ten tie žodžiai yra iš podcast'o, mes filmavom praeitą savaitę su Maksu Melmanu iš Milano. Tu net sakai, kad norėjai pakeisti idėją tatuiruotės ir jo žodžius susakyti. Taip. Tai aš jos tatuiruosios 4-dienį, bet to. Jo mane labai paveikė tas podcast'as. Aš niekad negalvojau, kad galima pasikviesti svečią ir kad tau taip pakeistų absoliučiai viską ir požiūrį gyvenimą ir kažkaip priverstų kitaip jaustis, kitaip mąstyti ir čia buvo tiesiog, mes prabuvom kartu 3 valandas ir aš kažkokią labai energiją iš jo pasisėmiau. Net nežinau, žinok, net kaip paaiškinti. Bet tai dėl ko? Kodėl kas tave taip labai sukrito? Nu, ta prasme, tiek įkvėpė. Žinai, jo toksai būdas, kuris jisai yra žinomas labai daug metų, jisai 15 metų pradėjo daryti, ką daro iki šiol. Nu, visi žino mano biplanus. Jo, ir visi žino, visi žino, kas yra Maksas Melmanas, bet tas jo, kaip jisai priima tą savo žinomumą, žinai, man tas buvo, kur labai netikėta, kad jisai net tiesiog priima kaip savime suprantamą dalyką ir bando tai išnaudoti kažkokiais gerais tikslais, žinai, labai prisideda ten prie Ukrainos ir panašiai. Man apskritai gal, žinai, nebuvo kažkas, ką jisai pasakė, ar kad jisai kažką man pasakytų, kad pakeistų, bet tas visas gal buvimas su juo ir gal ir tas etapas gyvenimo, koks dabar yra, žinai, kad aš labai tas lapkritis, mano gimtadienis buvo neseniai ir aš kažkaip pergalvojau viską vėl, žinai, tą nostalgiją gimtadieninę. Ir kad aš kažkaip po mūsų pokalbio su juo, mes padarėm podcastą valandą laiką ir paskui dar 2 valandas sėdėjom ir šnekėjom tiesiog. Ir kai jisai išėjo, aš pusę valandos verkiau tiesiog. Okay. Bet toksai buvo, kur pagalvojau, blemba, aš žiauriai daug pasistumėjau, žinai, per šiuos metus labai daug padariau. Ir toksai gal savim pasididžiavimo momentas buvo labai stiprus ir kad tokį dėkingumą, žinai, pajaučiau. Nes gal man tie planai labai toli buvo ir atrodė čia toks, kur aš vaikystėje klausau jų paauglystėje. Labas rytas, ta laida, kur per RT vis laik prasidėdavo nuo to labas rytas, štai ir aš. Ir kažkaip atrodo labai toli, žinai, ir dabar aš stoviu su juo vienam kambarį, kerpu jam plaukus ir mes šnekam apie gyvenimą, žinai. Ir man toks buvo, žinai, nu, tipo, kur kitam gal neatrodo big deal, bet man toks buvo labai... Aš turiu istoriją su šito dalyku ir suprantu visiškai kaip tu jauties. Mano kolega yra iš grupės Picasso, iš tų original veikėjų. Jisai beje daro tatuškės. Ir buvo toks labai kingas momentas, kad jisai man darė tatu. Ir man tiesiog sutraukė koją, tipo. Ir jisai padėjo mašinėlę, žinai, jisai nepriešinasi, man pradėjo masažuoti tą koją. Aš tik galvoju, ble, tipo, žiūrėdavau ten, kaip jie koncertuoja, ten muzikas klausydavus, tipo. Ir dabar man, tipo, dainis iš Picasso tiesiog masažuoja koją. Nu, tai prasme, kiek juokingas pasaulis, žinai, kaip susidėlioja viskas. Taip. Tai vat man panašus gal momentas, žinai, buvo, kad aš pati savo darbu, žinai, padariau taip, kad aš dabar kerpu Maksą Melmaną ir mes šnekam apie gyvenimą. Nes kur sakau, nu čia nėra tipo, kad aš kerpu įžymų žmogų, žinai, čia gal buvo toksai I did it momentas, žinai, kažkoks, kad kažkoks buvo pasiektas taškas, žinai, kur aš supratau, kad jo, man labai patinka, kur aš esu ir aš pirmą kartą tokį pajaučiau tokią pilnatvę ir labai aš pasijaučiau, kad aš laimingas, žinai, gal pirmą kartą pajaučiau, kad aš dabar esu absoliučiai visapusiškai laimingas, žinai. Nu, džiugiuosi iš to. Ačiū tau. Ir iš ką? Aš galiu dar kažką papasakoti, žinai, tu tik sakyk, aš kalbėsiu tiesiog. Papasakok dabar, koks tavo požiūris į Seimą yra? Oi, blet, geriau patylėkim. Aš žiauriai bijau politikuoti šis ir aš nelabai suprantu, gal, nu, aš domiuosi prieš rinkimą, žinai, iš stengiuosi domėtis, kiek reikia, žinai, žmogui domėtis politiką,
kiek reikia, žinai, kad nueit balsuoti ir suprantu gal kažkokius dalykus, bet aš niekada stengiuosi nepasakyti viešai, žinai, šitų dalykų, nes mane lengva suvartyti yra, žinai, ant sričių, kuriuo aš ne iki galo suprantu, arba netgi sričių, kurias aš labai gerai suprantu, mane gali visiškai random žmogus suvartyti. Aš laik pagalvoju, gal ir taip iš tikrųjų yra, žinai. Toks nelabai pasitikė savo, tipo... Absoliučiai nepasitikė savo žodžių ir savo informaciją, aš vis laiką galvoju, kad aš gal kažko nemačiau, gal kažko nesuprantu, žinai. Žinai, būna, vat ir su Maksu per podcastą kalbėjom, kad 16 metų kažkur būna tas etapas, kur tu atrodo supranti viską geriau negu kiti ir tu esi, tipo, čia tu esi ir čia pasaulis yra antroje vietoje, žinai. Paskui ateina etapas, kad gal ne viską supranti. Tai man dabar yra etapas, kur aš suprantu, kad aš labai daug nesuprantu, bet tas išlaisvina kažkiek, kai tu supranti, kad nesupranti, žinai, dalykų. Suprantu. Aišku, galėčiau daugiau pasitikėti savo nuomonę, savo kažkokiais įsitikinimais, žinai, bet aš gal vidui pasitikiu, bet aš nebematau tikslo barti su kažkuo dėl nuomonės, žinai. Aš tai visą laiką, jeigu kažkokį faktą bandau pasakyti arba dar kažką, tai sakau galimai, tai kad tiesiog, žinai, jeigu klystu, arba sakau, net nežinau 100%, bet manau, kad buvo taip, nes aš labai kojavą atmintį turiu, tai dažniausiai ne taip pasakau dalykus. Taip, atmintis yra labai nepatikimas dalykas. Kaip tik vakar labai gilinausi į atminties temą. Ir atmintis, tipo, tu gali atsiminti dalykus, kurių nebuvo, pavyzdžiui. Okay. Nes tau galėjo, pavyzdžiui, tėvai pasakot kažką, kas absoliučiai netiesa ir tu gali susikurti savo mintys atsiminimą kažkokį, kurio net nebuvo, žinai. Nu, čia ilgai pasakot, bet esmė, kad aš mes dabar sėdim, ne, ir paskui tu po podcast'o, tarkim, tavęs paklaustų kažkas iš panų, kaip tau godas raudonas džemperis, su kuriuo netėjo, ne? Ir tu patikėtum, kad aš buvau su raudonu džemperiu, tu net atsimintum, kaip atrodė mano raudonas džemperis greičiausiai, jeigu tau pasakytų, tai, pavyzdžiui, tavo pana, kurią tu pasitikė, žinai. Tai atmintis yra labai dalykas, kurio negalima pasitikėti, neatsimenu kuriems. Informacija jo. Tai aš dabar tokiam etapui, žinau, kur aš nebesiginčiai beveik ir aš neįrodinėjau niekam nieko. Ir jeigu tu galvoji, kad aš su raudonu džemperiu, aš su raudonu džemperiu. Viskas okei. Tipo, aš nesiginčiu, nes labai daug energijos reikalauja tokie dalykai ir kažkaip aš nematau prasmės, žinai. Nebent tai yra kažkas, tipo, jau, kur tu ten sprendi, ar turėt vaiką ar ne, tada, žinai, gal, su antra pusė, tada gal, žinai, jau... Ne, gal biškai ir svarbu. Jo, gal ir svarbu tada, bet dėl tokius nesvarbių dalykų, kažkokių nuomonių, žinai, ar kažko aš nebesiginčiu, aš nebesiveliu. Kartais būna, kad išlenda, kur... Žinai, aš manau, kad čia toksai kaip ir gyvenimo rotacija, žinai, kur pradžioj tu viską žinai, nu, taip, kaip sakytum, 16 metų, tu visi klysta, žinai, paskui supranti, kad tu nichuoja neteisus, o tada ateina koks 5 metų, tu vėl atrodo viską žinai ir daugiau niekas nieko nežino. Jo, nes seniai yra šitas, ne, kad seniai burba ir savo, kad jie viską žino ir jų laikais buvo ne taip jo. Mes per kažkurį podcastą irgi sakėm, kad tipo, jų geriausias atmazas, tipo, nu, būsi mano metų suprasi, žinai. Jo, ir, o tai gerai, o tai čia, ką tu dabar čia blėt pasakyti, čia, aš bus tam, tai gerai, o tai gali pasakyti, o kur faktai, kokiais šaltiniais turėjai, žinai. Ai, nei tu suprasi, nei ką. Jo, tai aš nebeįrodinėjau, nes ir žymiai daug energijos tada reikia neįrodinėjai ir šiaip aš labai ant žmonių nebepykstu, anksčiau labai daug pykčio turėjau kažkaip ant visų, ant pasaulio, ant žmonių, ant savęs, žinai, dabar kažkaip atrodo. Aš visus priimu, man visi. Būna kartais labai sunervina kažkas, bet aš pastebėjau, kad ant savęs, žinai, kad aš labai retai jau ir apkalbinėjau kažką, ar ten kažkieno kito gyvenimą, žinai, analizuoju kažkaip, ar ten seku, žinai. Bet gal dėl to, kad aš darau, kas man dabar patinka ir aš nebejaučiu norą ar kažkokios tuštumos, kad ją užpildyti reikėtų su kažkokiu kitų žmonių gyvenimui. Aš manau, kad tiesiog gal net nespėjai, žinai, čia gal tas pats, kaip kai daug labai dirbi, dar kažką tiesiog nespėjai užsidepresuoti, pavyzdžiui, tipo overthinking ir panašiai, tiesiog nebėra laiko tam. Jo, aš kažkaip, aš tokią etapą dabar turiu, kad aš atrodo pateisinu visus žmonės ir atrodo gerai, jeigu jam gerai, tai gerai, žinai, gyvenk. Būna, kad sunervina kažkas, bet sunervina dažniausiai tie dalykai, kurie yra arti namų, žinai, kurie pataiko, žinai, tai čia jau yra, reiškia, ne to žmogus problema, čia yra tavo greičiausiai. Čia kaip tas lėktuvas DHL arti namų.
Nu, arti namų, suprantu. Tai buvo. Palėtė žmonės. Jo, ir komentarai lygiai tas pats yra, žinai, kur jeigu tave užkabino komentaras kažkoks ir... Jo, tiksliai, pavyzdžiui, kaip dėl komentarų tu reaguoji, tarkim. Nu, sakai, kad, pavyzdžiui, tada, kai tą video su viršuo darė, tai nemalonu buvo. Ta prasme, tu vis tiek dabar darai tam ir podcastas ir viską, ir stand-upus tipo. Tai kaip tu dylini su tuo? Ar nėra tau, kad jautriai labai ir dar kažkas? Tai komentarai po to garšvos video, tai sakau, nebuvo kažkokių ten komentarų, žinai, buvo gal daugiau ten pažvengę, žinai, kolegos, bet nebuvo iš piktumo, buvo tiesiog, kad visi pažvengėm. Bet dabar būna, aišku, žinai, kai aš tam vėl tie patys dabar esu ir būna, kad ten nebūna kažkuria iš jų, tai aš kadre būnu, žinai, tai tada būna labai daug komentarų, nes ten yra labai ten fanai visi, žinai, ir onahu ta boba kiša tų podcastą, žinai, ta žirkė veidą, kur va čia visur kiša, žinai. Tai tokie tai neužkabina mane, žinai, kad boba ar kažkas, tai užkabina vėlgi kažkas, kur arti namų, žinai, kur iš tikrųjų dėl kažko, pavyzdžiui, tu, tarkim, buvom Showcase'as buvo, 2 renginiai buvo Showcase'ų, Showcase'ą, kas nežino, tai yra, kai yra renginys, kur surenka ten 6, pavyzdžiui, komikus ir visi ateina su savo paraštom programom ir už tai gauna pinigus ir žmonės moka pinigus už bilietus. Tai buvo 2 renginiai, pirmas renginys buvo žiauriai geras, žinai. Antras renginys jisai pasibaigė gal 1 valandą nakties, žinai, kur buvo labai vėlu ir visi buvom labai pavargę ir visi iš paskutinių jėgų stengiamės dar pasakyti savo tą programą ir savo bairius, bet visas toks renginys, žinai, toks tapo toks pavargę, žinai, publika pavargus buvo ir panašiai, bet mes žiauriai stengiamės, žinai, kad padarytumėm gerai. Ir tada vat gavom komentarų, kad lievi pasirodymai, lievi bairiai, žinai, ir lievas renginys, bent jau galėjot nedaryti. Ir va toks, pavyzdžiui, mane užkabino, žinai, kad mesgi stengiamės, žinai, nepatinka, tai neik į tą Showcase'ą, žinai. Ir aš pradėjau šitą sakyti ir tada supratau, kad kodėl mane užkabino. Nu tai greičiausiai čia apie mane yra, žinai, kad mane užkabino. Nu čia ne to žmogus programa, tų komentarų buvo ir bus ir čia yra sena kaip pasaulis, žinai, ta taisyklė, bet... Na, aš gal biškai turiu kitokią nuomonę iš tuo atveju. Man tai atrodo tiesiog, kad tie žmonės, kurie rašo tos ten chujavos komentarus ir dar kažką, tai tiesiog, nu, neturi kur išlieti energiją, žinai. Nes, pavyzdžiui, jeigu pasižiūri, kas rašo tos komentarus, tai dažniausiai būna ten kokia nors Raimis nesakysiu, žinai. Ir slepia tapatybės nesakysiu. Jo, žinai. Arba Instagram accountas, kur ką tik sukurta, žinai, kur jokių nei followerių, nei postų nėra, žinai. Jo, bet čia, žinai, aš neįkvočiau energijos tam, kad, žinai, pykti ant kažko ar kaltinti kažkokį kitą žmogų, tai jisai taip gyvena, žinai, jisai taip susiformavo, jisai taip išmoko gyventi ir taip greičiausiai auklėtas. Tu vaikštai į terapiją, žinai, jie tiesiog nueina... Jie pochu yra, jie nueina jo ir parašo tos komentarus ir viskas su to gerai. Nu, tipo, nepakeisi, žinai, šito. Galima ugdyti kultūrą gerų komentarų, kas šiaip yra dabar, labai daug gaunu gerų komentarų ir palyginus su kiekiu, tai gerų komentarų yra labai daug kartų daugiau, žinai, negu tų blogų. Pasižiūri santykį, blogų ir gerų ir tada supranti, kad žymiai daugiau yra palaikančių. Tiesiog žmonės labiau fiksuojasi ant negatyvių dalykų ir logiška, kad tada dažnai pažydžia tie komentarai kažkaip. Nes žmogus apskritai nėra įpratęs, kad jį ant jo varytų vis laik. Kad aš ateičiau pas tai ir nuolat tau sakyčiau, kad tu žiūrkė veidus ir pisnakų, žinai, čia. Nu, nepratę žmonės girdėjo tokių dalykų dėl to ir pažydžia, žinai. Aš stengiuosi. Nežinau, aš dabar apsupta gal esu tokių žmonių, žinai, kur ir vėl tą patį, žinai, kur yra žmonės labai ilgai daro šitus dalykus ir ilgai yra žinomi ir tas labai padeda, kaip, pavyzdžiui, su jais pašnekė, kur vyresni žmonės tada pasako, žinai, kaip, nu, tipo, kaip dylint ir gauna gerų patarimų, žinai, ir panašiai ir kažkaip nuramina, žinai. Nes jeigu tau apskritai tavo vertę nusako kitų komentarų ir kitų nuomonės apie tave, tai čia yra tavo problema. Iš esmės. Iš esmės, jo. Iš dalies. Tai reiškia, kažkas yra su savivertė. Nesakau, kad man taip nėra, žinai, tikrai būna užkabina kažkokie komentarai, bet aš sakau, kad reikėtų apie gerus šnekėti komentarus. Žmonės rašo gerus komentarus ir pagiria ir ačiū jums labai ir po paskutinių podcastų su Stonkum, kur darėm tą, kur kirpau, vienas žmogus piso tokį komentarą, tu prasme, ten literatūra tiesiog buvo. Ten 3 stulpelių piso komentarą, bet tokį gražų apie kiekvieną iš mūsų. Ir ant galo parašė, kad mes nerašom gerų komentarų, nes mes tingim. Nu, tipo, mes
įsijungi video, pagalvoju, o, maladėts, laukiu kitą epizodą, paspaudžiu laiką, bet nerašysi komentarą kiekvieną kartą, kad maladėts, čia irgi, žinai. Nu taip. Aš galvoju, gal dar dėl to, kad mūsų kaip lietuvių mentalitetas šiaip yra, žinai, tas, kad netgi artimam žmogui yra sunku pasakyti ant kažkokį gerą žodžią, tai galbūt ir dėl komentarų tas pats, žinai, kad, na, aš čia dabar sakysiu. Ten savo antrai pusė nepasakau, kad, blėt, to zaiby, žinai, tipo. O čia dabar aš rašysiu. Ir tu net dabar svetimam. negali pasakyti normaliai, žinai, tu sakai, blėt, tu zaiby, žinai. Net nepasakai, pavyzdžiui, gražų žodžio. Nes čia lietuvių mentalitetas yra. Sunku yra sakyti gražų žodžius. Nes, blėt, tu zaibys, man, tipo, dar lengviau pasakyti, negu kad tu man labai rūpi ir aš neįsivaizduoju gyvenimo be tavęs. Nes atrodo, kad ką aš čia kur vapydaras sakysiu, tokias nesąmonės, žinai. Tai čia reikia išmokymo reikalas, žinai. Paibat, rašykit vienetuką ir dar pasakykite, paibat manį. Blet, tas žiauriai geras video šių. Žiauriai geras, man taip patinka, aš esu užsivedus visiškai žiūrėti TikTokus, TikToko laivus, mano yra guilty pleasure, aš grįžtu iš darbo, žinai, pavyzdžiui, visą dieną pradirbu, žinai. Aš mačiau, man rodos, ištraukas su Baumila, ten kažkokia, kur tu ten... Aha, kur klausiu, jo. Jo, tuos legendinius, grinai, video, žinai, visus nagrinėjot. Jo, aš TikTokus tai žiauriai mėgstu, labai priklausomybė didelė yra iš tikrųjų. Nikotinas, kofeinas ir TikTokai yra mano didžiausia silpnybė. Tai buvo pagalba 24 valandos. Ble, ne, tai jau čia jau yra... Next level. Čia jau per daug, čia jau brėžiam ribą, ties 24 valandos brėžiam ribą. Jau ir faro nebežiūrį, nes pakeitė šitą... Nu, operatorių, ne operatorių, atsiprašau. Nu, tas, kur sako dalykus, kokią nesąmonę tu juokauji, ten visa esmė buvo tas žmogus, kuris šneka. Gražinkit, maldavau. Man kažkaip nebuvo tas, aš mačiau, kad daug kas labai supyko dėl to, kad man... Aš ir supykau. Man žinai, kas buvo juokingiausia, tiesiog, kad jisai pasakoja apie bičią, kuris bėga su motoroleriu ir sako, motorolerio vairuotojas paspaudė gazo pedalą, taip pat, tu net nežinai. Bet nėra gazo pedalą, pasuko rankeną, kuri reguliuoja akceleratorių. Čia būtų bent jau teisingiau. Jo, nes ten dabar įdėjo tą balsą. Esmė ne kad jis jo nėra, o kuo pakeitė, blėtį. Jį pakeitė 2-4 valandų šitų balsų. Tai aš dabar žiūriu farus, aš jaučiuos kaip degradė. Supranti, nes tik degradai 24 valandas žiūri. Nu gerai, čia jau gal per griežtai pasakiau, bet esmė, kad 2-4 valandas nieks neįsijungia, taip žiūrėt 2-4 valandas. Man tai kartais, pavyzdžiui, patinka, nes toks... Pasijauti biški... Geresnis. Ir aš tas, jo. Vis kaip jis atrodo, ble, tokių durnų nesąmonių pašnekė. Nu, kad ir čia, žinai, per podcastą, kad durnę juokelį įmeti. Paskui grįžti namo toks 24 valandas. Porą valandų pažiūri. Bet ir aš, blemba, va tie TikTokai, pavyzdžiui, mane taip gerai išvalo smegenis, tu neįsivaizduoji. Aš pasižiūriu, pavyzdžiui, Bieliauskaitės laivą. Nu, kaip jinai man patinka, aš seku nuo, aš nežinau, aš paauglė buvau ir jinai paauglė buvo. Ir aš žiūrėjau jos visą, supranti, kelionę, aš žiūrėjau, kaip jinai gyveno šituose, iš kur jinai yra, palauk, iš Raseinių. Nu, kai žinai, žodžiu, pamiršau, žodžiu. Aš nežinau, iš kur. Jinai gyveno Pakruojai, va, jinai iš Pakruojai yra, jinai gyveno tam Pakruojai, supranti, su močiute pykos, su tais pykos, išsikraustė į Vilnių, aš visą jos tą kelionę mačiau. Aš turiu nuotraukas su Bieliauskaite, kažkada girtą buvau klubę, nusipotkiau. Nesmė, be žodžio, aš ją žiūriu, jos laivus ir man taip gerai, žinai, išvalo smegenis, kur jinai pyksta su savo bičiu, tenais verkia, supranti. Aš jokių būdų nereklamuoju, kad žiūrėt, atraskit savo guilty pleasure, kuris išvalo smegenis. Jo, būtent. Jo, nu ne visą laiką turi dirbti smegenis, ne visą laiką turi galvodžinį, vis laik užsivedęs kaip variklis būti. Kartais reikia Bieliauskaitę pažiūrėti. Man patinka irgi klausytis, man patinka svetimų pokalbių labai klausytis, pavyzdžiui, aš jeigu išgirstu, man tai patinka klausytis, ką kiti žmonės kalba. Ir žinai, pavyzdžiui, kas išpisa, jeigu eini, tarkim, gatvė eini ir prasilenkia, tarkim, 2 panos eina taip pro tave ir sako, ir įsivaizduoji, ir įdėdė lietė tenais. Ir praeina tiesiog, ir įsivaizduoji, ir tu niekada nesužinosi, ką lietė, koks gėdė, kas buvo, žinai. Įdomų serialą ir, tipo, paskutinį seriją sužinai, kad nebebus daugiau, tipo. Nu, tai kaip baigėsi? Čia, aš manau, mes turėtumėm normalizuoti tą, kad tu gali eiti su tai žmonėm paskui. Gali pabaigti istoriją. Jo, kol baigs istoriją, kol tau įdomu, tu gali eiti su tai žmonėm ir klausytis. Nes jeigu tu draugiai pasakai, nu, tai ta draugė išpasakos kitai draugiai ir vis tiek apeis ratą paskui ir sužinos visą. Nu, tai papasakok man iš karto. Nu, čia iš esmės realiai panašus dalykas, kai žmogus ateina ir sako, Lem, aš, negaliu pasakoti, negaliu, žinai. Šitas, what the fuck, jūs debilai esat, nedarykit taip gyvenime, mane taip nervuoja, nes aš žiauriai smalsiu, aš noriu sužinoti, ką tu tą norėjai papasakoti. Nors mane, žinai, kas labiau
dar yra, paaiškiai, parašai kažkam, kur tau reikia paaiškiai kažkieno telefono numerį, ne? Ir aš žinau, kad tu turi ten Tomo telefono numerį. Ir aš tau parašau, Agirdė esi. Ir tu man atrašai po 5 valandų ir aš jau gavau tą Tomo numerį iš kažkur kitur, ne? Ir tu man atrašai po 5 valandų, jo, kas buvo. Ir aš sakau, ai nieko nebereikia. Ne, tai pasakyk, kas buvo. Nu tai gerai, nu tai aš dabar tau pasakysiu, kad reikėjo to Tomo numerį ir žiūrėjau įdomu. Tai va šitas mane nervina, bet slapti pokalbiai tu turėtum tikrai, turėtum turėti galimybę, žodžiu, turėtų būti normalizuota 8 kartus su žmonėm pasakyti. Aš manau, galima pradėti rašyti peticiją dėl šito dalyko. Ne, skleiskim žinę žmonėm, žinai. Aš pradėsiu eiti už jūsų, kai jūs eisite. Prie Seimo atsistok, tipo su plakatu, žinai. Jo, laisvė klausimasi. Tai nemanau, kad čia yra kažkokių absoliučiai temų ten, kur yra, žinai, mes tai nešnekame šeimoje apie tai. Tai tam savalinį. Sanalinį? Nelabai. Nelabai tai nes nepatiko ar nebandai? Nepatiko, nu tipo. Žinai, paskui gali nebelaikyti išmatų. Girdėjau šito. Jo. Dabar čia kaip tasai, pavardė čia Kanauskas, pedofilų taip pat. Kur išleido tą. Nu, jisai sakė dabar su pampersis, kurio čia laiptiniai visus gąsdina. Pampersį užsidėjęs. Žinai, kodėl pampersį užsidėjęs? Nes nebelaiko. Nes per daug analinis kalėjimą patiko jaučiu. Bet šiaip žos, kad jūs žinok, tie vaikai, kur... Bet, ta prasme, ir nieks dėl to nieko nedaro dabar? Vaikštis ten, tai tik man atrodo, jis jam jau su galva negerai ten yra jaučiu. Man tai keista, kad jis išgyveno dar iki tiek. Aha, šiaip keista, kad jis kalėjimą išgyveno. Nu. Labai keista. Bet tai visi taigi turėjo žinot, kaip šitą dalyką, manau. Man tai keista, kad jį paleido vėl. Nu, aš negaliu patikėti, kad žmogus iki gyvos galvos neuždarė. Nu, aš nelabai ten gaudus įstatymuose, gal ten įstatymiškai greičiausiai viskas tvarkingai buvo padaryta. Nu, bet aš manau, kad nėra labai įstatymai į tą gerąją pusę, kas liečia šitą dalyką. Bet žiauriai keista, nes jisai jau buvo nuteistas už tai. Jisai išėjo iš teismo salės, iškart pasiėmė 13-metį. Nu, tai blemba, tai negirdėjai apie irgi tą tokį... tipo sexual predator, tipo Klaipėdai, kur bičia ten gal kokį su 4-5 kartus sadino už prievartavimą, jį vėl išleido ir tiesiog ten savaitės ar 2 bėgi išprievartavo vėl paną. Nu. Nu, tipo, Tai va, šitas irgi nusivedė 13-metį ir kad kažkas liktai, nu čia galimai sakau, nes tiksliai nežinau, bet kiek aš atsimenu, tai buvo kažkoks ar žurnalistas ar kažkas, kas matė, kaip jisai vėl nusiveda 13-metį. Ir paskambino policijai, sako, jis vėl vedas 13-metį daryti kažką dėl šitos situacijos. Ir jisai, tipo, policija sako, nu, tai kol nepadarė nieko, tai negalim nieko daryti. Nu, bet čia galimai irgi aš tiesiog girdėjau iš kito žmogus, kaip jis pasako. O jūs galite pažiūrėti, kaip padarys, paskambinkit tada. Nu, ir tada iš tikrųjų, supranti, rado 13-metį kažkur besiblaškantį, žinai, apsvaigusi gatvėse ir va. Išprievartautas, suprantu. Labai spalvingas mūsų pokalbis šiandien. Visiškus šūdus pasarinam. Kur pradėjom ten mental health ir baigėm tiesiog... Pedofilė. Nu, kaip visą laiką. Pedofilas su pampersis laiptinį, kimarina. Ta prasme, aš tik bachui esu, kad jį išleido iš vis. Aš negaliu patikėti. Tipo, gerai, mes jau manom, kad esi jau pasitaisė. Nu, tai gerai, jis išprievartavo tam berniukui, nu tai gerai, nu. Tai gal žmogus. Nu gal jau dabar nebedarys, nu. Aš tokia naivesu, kad kažkada žiūrėjau, kur bičias daro vienas YouTube'ai su kaliniais intervus. Ir aš žiūrėjau, kur darė su Lapinu intervą. Ir Lapinas, tipo, aš kaip suprantu, nu ten kažkas iš tos gaujos. Ir aš kaip suprantu, ten žiauriai daug dalykų, tipo, blogų yra padaręs. Ir iš jo įima intervą ir jisai sako, tai, nu, aš jau čia būnu, žinai, dahoje metų, aš nuo 19 ten sėdžiu, žinai, ir jam sako, tai iš kur mums žinot, kad mes tave paleisim ir tu nieko nedarysi blogo. Nu, tai, o iš kaip jums žinau daugiau, tai paleiskit mane ir jūs sužinosit, kad aš ne... Ir aš supranti, žiūriu tą intervą ir aš galvoju, jo, nu, o tai kaip kitaip sužinosim, tai paleiskit jūs į vargšą. Man toks gerėtis atrodė iš veido. Ir paskui tik tai save pagalvojau, kad, nu, aš žiūriu naivus žmogus, mane pagrobtų tiesiog su ledų vežimu, žinai. Būtum ta standartinė situacija, kur baltas busikas, tipo, ateik saldainį duos. Ir eičiau. Šuniuką turi, einam parodys, varom. Nu, jo, biškai. Aš durna gal esu, aš dabar galvoju, žinai, aš tam šneku, aš galvoju, gal aš durna tiesiog esu. Aš manau, kad tiesiog nemoki sakyti nežinai.
Gali būti. Pakvietėm į podcastą irgi. Jo, gerai, davai. O aš žinau, kad jis mane kviesti, prieš tai norėjo tas kitas paleidžėtis kviesti, žinau. Tai aš žinojau jau jūsų podcastą ir aš žinau, kad varyčiau, jeigu pakviestumėm. Man patinka eiti pas visus. Ir pas Petrą, ir pas Juozą. Jo, pra visus einu, žinai. Blemba, gal tikrai aš nemoku nepasakyti tiesiog žmonėms. Man atrodo, kad tada mano vertę nusako, žinai, kad aš... Po šitą podcastą kokį Instagram'e 20 jaunuolių. Tai gal pasimatėm? Va šitam galiu pasakyti. Ne, aš šiaip išmokau, žinai, pasakyti, aš gal... Aš labai savo daug kartų kartuoju, kad aš nedarau dalykų, kur aš nenoriu daryti ir aš nesiimu dalykų, kur aš nenoriu daryti ir aš darau tik tai, ką aš noriu daryti arba ką aš renkuos daryti, nes negaliu priimti pasiekmių, žinai, kažkokių. Tai dažnai, aišku, tos pasiekmes būna, kad aš priversiu kažką prastai jaustis ir dėl to aš pasakau taip, nes negaliu priimti tokios pasiekmės. Okay. Bet... Gerai, dėl šito. Jo, bet aš noriu, kad visi gerai jaustų, žinai. Bet aš jau pakankamai išmokau šiaip iš terapijos, nes čia hiperbolizuoju dėl bairio vardan, žinai, bet šiaip manau, kad pakankamai išmokau pasakyti ne dalykam. Ir nedaryti, ko nenoriu daryti, žinai, gyvenime. Aš labai nemėgsiu daryti, ko nenoriu daryti. Bet žiauriai nekenčiu. Manau, kad daug kas taip. Ne tiesiog. Bet dabar jau reikia ir mokytis, žinai, kompromisų, pavyzdžiui, santykiuose, žinai, ieškoti, kad tipo... Jo, dėl analinio pavyzdžiui. Dėl analinio pavyzdžiui. Reikia, žinai, kompromisas rasti. Dar porą taškelių ir jau... Davai. Žiauriai fan. Dabar ta šalia tatuiruotė kaip šūdo gabalas atrodo, bet absoliučiai. Jo, tai čia va ta ir idėja yra mūsų, žinai, kad padarome geresnį tatušką šalia. Nemokamai, o tada, žinai, jau norėsi kažką daugiau pasidaryti, nes, negražiai atrodo. Nes jau baisi. Tai jau tada reikės susimokėti, žinai. Tai realiai kaip su narkotikais, žinai. Aha. Tai linksma gaida, linksma istorija, manau, galim ir pabaigti. Ble, taip žiauriai užbaigiam, kažkaip užbaigiamą žodį gal pasakom. Nežinau, net nesigalvoju, ką čia pasakyti. Aš tai noriu pasakyti, aš linkiu jums, kad šitas podcastas paeitų, labai faina idėja yra šito podcast'o, labai panašiai mano, šiaip, tipo mes panašius podcastus labai darom, kur aš kerpu, jūs tatuškės darot. Tai aš linkiu, kad labai paeitų šitas ir kad išplauktumėte į didelius vandenis ir kad rinktume daug peržiūrų, turėtume daug rėmėjų ir galėtume pinigėlį kažkokį iš to padaryti. Ir labai gražiai daro tatuiruotės, tai... Tai va, tam stampas, jeigu sudėsit, tai tikrai daug ateis. Pasistengsim, jeigu nepatingėsim, žinai. Pasistengsiu ir pasidalinti ir kažką, tai šiaip labai faina idėja, tai labai linkiu mums visiems sėkmės, laimės ir linkėjimai žiūrovam ir pasiklausykit Valinskienės žingsniai keli ir tu jau netoli. Bet tu ne per daug, nes niekas nemoka šaibų mūsų už tai. Tai Valinskienė niekad nemokė šaibų. Nu jo, šiaip su... Jinai yra per daug, supranti, jinai yra... Jei nebėra ką įrodinėti, žinai. Tai žingsniai keli Valinskienės pasižiūrėkit.